visi workouteriai ar su workoutu nelabai susiję žmonės. Esu Ignas iš naujai susikūrusios Barkrokos komandos ir šiandien aš jums pasistengsiu parodyti, kaip atlikti Supermeno push-upus arba kitaip į lietuvių kalbą išvertus, tai būtų super vyrų atsispaudimus. Pažiūrėk, kaip tai atrodo. Taigi, pirmiausia, manau, jau pats pavadinimas Superman push-up sako, kad jums reikės minimalios, mano rekomenduojama bazė būtų kokių 30-40 atsispaudimų, tvarkingų atsispaudimų ir tai jau, manau, galėsite judėti toliau. Taigi, aš parodysiu maždaug, kaip būtų taisyklingai daromi atsispaudimai. Tai vat, manau, tokių tvarkingų atsispaudimų turime daryti 30-40, kad galėtumėt mąstyti, galvot, kilt toliau Supermeno atsispaudimus. Taigi, dar vienas patarimas būtų daryti atsispaudimus ne tik ant žemės, ne tik naudojant savo kūno svorį, bet taip pat patarčiau daryti ir ant šių atsispaudimo atramų, kadangi jūsų kūnas nusileidžia žemiau, negu jūs darote tai, kai jūs darytumėt ant žemės. Taigi, parodysiu irgi, kaip juos reiktų taisyklingai daryti. My face above the water. My feet can't touch the ground, Kaip matot, mano kūnas nusileidžia daug žemiau negu taip, kai aš dariau prieš tai, kai aš dariau ant žemės. Taigi, kai jau pasieksite maždaug 30-40 atsispaudimų bazę, galit pereiti kitą lygį ir bandyti pakilti nuo žemės. Tai nežinau, būtent šitie tokios kombinacijos galite jas daryti tiesiog pakaitaliodami ar kažkas panašaus. Tai pirmiausia, bandykite tiesiog, kojos yra jūsų ant žemės, tik rankos kyla į viršų. Spaudžiatės ir kyla. Spaudžia, kyla. Kai jau nebus iššūkis daryti būtent tokius atsispaudimus, bandykite suploti. Dar viena kombinacija būtų, kad jūs liečiat su rankom savo krūtinę. Ir dar viena kombinacija būtų tai, čia jau galima pavadinti pusę Supermeno atsispaudimų, kuomet jūsų kojos yra ant žemės ir jūs tiesiate rankas į priekį. Taigi priėjom beveik paskutinę stadiją ir kuomet jau nebebus iššūkis padaryti prieš tai rodytas atsispaudimų kombinacijos, kuomet jūsų kojos yra ant žemės, tada jau turi ne tik jūsų rankos kilti viršų, bet ir kojos. Tai nežinau, bet man buvo didžiausia problema, kad aš nesugebėdavau jų pakelti vienu metu. Tai dabar bandom kartu tiek rankas, tiek kojas kelti į viršų. Ir svarbiausia taisys yra tas, kad jūs esate atsispaudimų pozicijoje, jūs turite iškelti savo užpakalinę dalį į viršų ir tada mesti kojas į rankas. Tai iš pradžių dar nesimetam į Supermenų atsispaudimų poziciją, bet bandom tiesiog kilti nuo žemės. Tai kaip taip atrodo. Tai kaip matot, didžiausia esmė yra ta, kad mano užpakalinė dalis kyla iš pradžių, o paskui po to kyla mano rankos ir kojos. Dabar esame finaliniai stadijai, kuomet jūs galite pakelti tiek kojas, tiek rankas vienu metu. Ir esate tikrai per žingsnį nuo Supermeno push-upų, tai reikia perlipti per savo baimės ir tiesiog bandyti rankas laikyti ne prieš save, o tiesiai į priekį. Tai nežinau, manau, tai ateis su laiku ir būtent ateis tas momentas, kuomet jūs tai padarysite. Tai galiausiai Supermeno. Taigi, noriu tikrai padėkoti, kad žiūrėjote šią pamoką. Laukite kitų Barkrokos pamokų ir siųskite tai, ką išmokite iš šios pamokos, siųskite savo nuotraukas ir mes pasidalinsime jūsų progresu, jūsų pašokimų nuo žemės Supermeno atsispaudimų pozicijoje savo tinklapyje.